Gerai. Nežinau, ar minėjau, bet jeigu neminėjau, tai paminėsiu. Vietos, kur biškelį prasimečiau. Hei, sveiki įsijungę Kiemo Magas karavano projektą. Šiandien su manim Džiulė ir kad ir kaip gaila laiko, bet reikia nusigenėti, nusipjauti savo džumbryną šitą, džumandžį. Tai, žodžiu, reikia nusipjauti žolę. Atsivežiau trimerį. Ir jo, prieš lipant ant stogo reikia susitvarkyti čia biškelį. Atsivežiau vakar likusias gegnes, nusipirkau makaronų iš Timberio, tai vėl viską ten paskui plium susumuosim. Ir jo, tada jungiu tam lepsą, pasiklausykit dainos, greitai prasuksiu, kad negaišt laiko. Ir jau po tam lepso lipsim ant stogo. Baigėsi pjovimai, liko biškelį roželis ten toksai. Aišku, čia prieiti nepatogu, bet galvojau, kad turiu sandėliukę tos žilkos, bet pasirodo neturiu. Tai biški liko. Aš labai dažnai sakau žodį biški, truputėlį reikia sakyti. Truputėlį liko. Su traktoriuku dar prasilyginsiu žvyro krūvas, nes ar taip čia jos maišosi, tai biški pralyginsiu, o mažiau žolė augs palei kojas. Ir viskas, tada jau kipsim į darbelius. Nu ką, žolė nupjauta. Ta biški krūvą prastumliu, čia dar prasistumliu su rankom. Reikia stogą tvarkytis, bet jaučiu stogo, aš jums net nerodysiu, neverta nei kameros čia apkrovinėti, nei jums rodyti tą, ką jau matėt, kaip visas stogas renkasi. Tada negaišiu laiko ir neteršiu eterio. Tiesa, taigi nepaminėjau momento. Šortai. Dar nuo Danijos laikų parsivežęs turiu. Žiauriai geri. Maskot, tarp kitko. Ir svarstau, kad vėl grįšiu prie Maskoto. Iš visų brandų, kuriuos aš išbandęs, bandžiau ir Snickerį, ir Hanseną, ir Biswiftą, ir Maskotą, ir Peso. Ir visi galvoju, kad grįšiu prie Maskoto. Negaliu teikti, kad man patinka jo kaina, bet blemba ta kokybė yra kažkas kitokio. Tai va, Danijoje mus rengdavo Maskotais, paskui, kai nustojau dirbti firmoje, pats pradėjau rengtis Maskotais. Tik grįžęs į Lietuvą, biškelį buvau padaręs pauzę, bet manau, kad grįšiu vėl. Tai va, žodžiu, einu darbuotis toliau. Ir ką jūs man? Viskas. Stogo konstrukcija yra. Na, aišku, čia reikės dar čia pjaut, čia dadurt, bet nu principą mes jau viskas. Turim stogą, kurį galima uždengti. Tai pirmiausia, aš dabar ką padarysiu, tai išsinuomavau pistoletą vinių, kad galėčiau sušaudyti visą konstrukciją. Va, turim. Einam pašaudyti. Šiaudė. Važiuonam. Vinis, tiesa, iš to paties gerojo Roko. Ačiū, Rokai. Labai dabar jie man pasitarnauja. Atsipjaunam, nežinau, ar matot mane? Turbūt, kad ne. Kem 2 ir 3 kažkur daro. Ką darau, tai dar kartą išsimatuoju plotį namelio. Pagal jį reikės atsipjauti man plėvelę.
turim 10, nu tai tarkim 11. Ir dar už leidimui po 5, tai 11, gal po 10. Tai 11-20 darykim. 11-20, gegnės 7. Va, tai man neužteks vieno rulono reiškias. Galima aišku ant stogo pjaustytis, bet patogiau kur kas bus taip. Opa. Vienuolika, 20. Šitas turi būti stogo viršuje, nes čia yra klijai, kurie yra tiek apačioj, tiek viršuj. Ir plėvelė visados turi susikeisti žiūrint nuo viršaus, tai kaip ir šiferis, ar ne? Viršus, apačia, tada vėl apačia, kad vanduo bėgant ne po plėvelę, o virš plėvelės nubėgtų. Nu, čia elementaru, bet kažkam galbūt tai bus dalykas, kur, nepagalvojau. Nu, visi nuo kažko pradeda. Aš atsimenu asmeniškai save, kai pradėjau, tarkim, tai pavadinkim, domėtis statybom, tai va Jėzau, aš nieko nežinojau ir man viskas buvo naujiena. Tai visiems kažkada buvo viskas naujiena. Tai dėl to aš kartais sakau tokius paprastus dalykus ir ten man statybininkai rašo, eik tu nahu, čia nesąmonės rašai, čia... Nu, tau nesąmonė, bet kažkas tą išgirdo pirmą kartą. Ir čia yra faktas, ne mano išgalvoti dalykai. Svarbu neįlūžti vienu. Gerai. Taip. Ir kem 5. Ir dabar bandom eit su čeklainu. Jeigu pavyks. Na, einam pažiūrėt. Nu ką, lipam. Šauna tai apgailėtinai. Paviršiau biškį tai geriau gal. Svarbu yra plėvelę įtempti, kad tas kondensatas ją nesigertų, o nuo jos bėgtų žemyn. O, tai tau net ir per mažai. Nu nieko, užleisiu vis tiek tą. Bet jo, galiau ir ilgesnį biškį pjauti. Nu ką, lipam toliau. Dabar aš tiesiog va prisidedu. Sekmadienis. Atvariau biškį prasistumdžiau su traktoriuku. Čia vakar, kur žolės nenupjovau, tai tiesiog su traktoriuku nukasiau. O, paukštukas prie kameros vaikšto. Žvyrą prastumdžiau, tai eina kirminukų ieškoti. Kartais fainai sustotas čia inkilą buvau įsikėlęs. Į inkilą niekas neapsigyveno, tai pasikabindavau vis lesalo. Ir atsimenu, kai gyvenau čia žiemą vagonėlį šitam. Kai tik prasidėjo pavasaris, atsimenu, prabundu ir girdžiu čiulbą. Pasižiūriu, paukštukas ant moto lesalo ir toks sunku apsakyti, toks gerumo jausmas. Kai gamta prabunda ir va tu matai tą paukštuką belesantį. Dažnai pamirštam tokius dalykus. Aš ir pats labai dažnai jos pamirštu. Pamirštu sustot, apsidairyt, pasidžiaugt tuo, kas tave supa. Labai dažnai tą pametam. Aš esu tą irgi pametęs ir kartais tik sustoju ir prisimeni, kad yra gražių dalykų, yra dalykų, kurie nekainuoja. Kalbant apie karavaną, tai užsišaudžiau vakar plėvelę, kuom labai džiaugiuosi. Nes dabar visas tas karkasas, kai užlipi ant stogo, jisai va taip juda, tai norisi pasidaryti šonus,
ir pasidarius šonus, tada jau ta visa konstrukcija susirištų tarpusavį. Tai va tą reikia padaryti. Tai čia bus sekantis etapas. Svarbiausia, kad stogas yra jau uždarytas ir jį nebelis, nes ten patys matėt blogai. Tai vėlgi mintis buvo tą karavaną palikti kuo jo daugiau, bet dabar va žiūriu, kad ten visas viršus išpuvęs. Tai vėlgi neaišku, kaip ta situacija keisis. Kitas momentas yra. Tas karavanas man emociškai jisai, ar ne, ką tik ir papasakojau, emociškai jisai yra pakankamai toks reikšmingas momentas. Tada mes turim kitą momentą, kaip matom dabar, jisai yra tikrai nekokios būklės, nemažai mazgų turi būti sutvarkyta ir būtų negerai parduot prekę kaip gerą, kuri nėra gera. Tai džiaugiuosi, kad aš jo nepardaviau ir dėl šitos situacijos, tai pavadinkim. Ir dar turim, tai matėt? Geras. Ir dar kitas momentas yra, tai transportavimas. Jo čia nebūtų nieks išvežę. Išvežant jisai būtų visai subyrėjęs. Viskas čia gerai, jo didžioji dalis jo išsiardys, su laiku gal netgi visas. Bet dugnas liks. Dugnas tikrai liks ir tai vis tiek bus karavanas, kurį aš paverčiau namu, o ne namas, kurį pasičiau. Gal aš ir keistas, bet man taip norisi. Ir dabar pakalbėkime apie skaičius. Difuzinė plėvelė kainavo 150 €. Labai svarbu pabrėžti, ką ir Rokas sakė, kad visada pirkti tik tą, kuri klijuojasi. Tiesiog dėl sandarumo. Jau labiau, kad kainos skirtumas tai nėra kosminis. Nors greičiausiai dar papildomai, paskui praeisiu su juosta visus irgi sujungimus. Apačia sujungta, bet dar ir viršų uždarysiu dėl šventos ramybės. O gal ir ne, nežinau, paklausiu Roko. Gal iš tikrųjų ir negerai, nes ta juosta jinai vėlgi sukuria vandeniui tokį kaip ir barjerą. Tai gal geriau tiesiog kaip susiklijavo, taip ir viskas, nes susiklijavo tikrai gerai ir susikeitė 10 cm, tai kaip ir viskas gut. Makaronai. Makaronai 25 ant kem 5, kalibruoti, 4 metrų ilgio, kem 5 vienetus nusipirkau ir jie man kainavo 85 €. Vinis aš gavau dovanų iš Roko, tai nekainavo vėlgi, ačiū tau Rokai. Tikrai nežiūri, bet ačiū tau. Gal kažkas iš tavo draugų žiūrės ir tau atsiųs šitą ir skyžiek. Bet vinis dėžė 2000 vinių tokia kainuoja apie 50 €. Ten plius minus. Tai pasiguglinau ant greičio. Varžtai buvo tie patys, plėvelė, gegnės jau kaip ir minėjau, principe gegnė 20 ten keli eurai gaunasi ar 20 € ir jų suėjo 25 ar 26. Tai tarkim, jeigu 25 lengviau bus skaičiuoti, tai 500 € gegnėm. Pratęsim kitą kartą. Nežinau, aš esu patenkintas. Aš esu patenkintas to, kaip viskas juda. Aišku, galima ir greičiau, bet turint omeny, kiek aš laiko turiu, aš manau, kad viskas yra labai netgi neblogais tempais į priekį. Tai va, tam kartui tiek. Nepamirškit paspausti prenumeruoti, jeigu dar nepaspaudėt. O tai dažnai būna. Nes iki 100 000 liko visai nedaug. Gerai. Nežinau, ar minėjau, bet jeigu neminėjau, tai paminėsiu. Vietos, kur biškelį prasimečiau. Biškelį prasimečiau ant žingsnio, kaip matot. Eina viskas virš stojkės ir paskui pabėga. Ir paskui po biškį vėl lygtais grįžta. O prasimečiau dėl to, kad čia yra dviguba. Tai čia praleidau tą tarpuką, nes apie duris tai tikrai kalbėjau, ne? Praleidau tą tarpuką, galvoju viskas gerai ir tada varau po PM5,5 savo tą žingsnį ir nepažiūrėjau, kad čia yra dvigubas. Ir kas gaunas, kad PM5 čia yra tarpas nuo šito iki čia, PM5,5, o aš paskaičiavau nuo šitos stojkės. Ir gaunas, kad prašoka. Vaikų dėl to bus, namas nuo to tikrai nenukris, bet smulkmenėlė, kurią tiesiog, ne veltui sakoma, 9 kartus pamatuok, 10 kirpk.
Aišku, kai tu laiko turi nedaug, skubi, nematuoji 9 kartus, tai paskui turi va tokių situacijų, kurios galbūt ne pačios fainiausios. Norėjau tiesiog papasakoti, nes, nu, ką čia slėpt? Nu, dabar jau tikrai viskas. Hei. Kaliau mušiau savo krūtinę nuo praeito savaitgalio sakydamas, kad viskas. Šį savaitgalį tai jau nebedirbsiu. Here I am, this is me. Tai dirbsiu, bet nedaug. Planavom ilsėtis, bet kadangi praneša labai prastą savaitgalį, daug lietaus, tai nieko čia nenuveiksim su šeimyna, tokio įdomaus ar linksmo. Tai nusprendžiau, kad atvarau, prisišaudau paskutinę eilę likusią geotekstilės ir makaronų susišaudau. Tai liks tik tais grebėstai tada ir bus visai ramu jau dėl stogo tada, kad jo čia tikrai nenupūs, nenuplėš ir panašiai. Tai va toks planas yra šiandien. Dar susitvirtinti noriu konstrukciją biškelį, porą intarpų įsidėti, kad į sieną remtųsi, šitą sieną remtųsi į namelio sieną, nes nublemba visiškai nėra stabilumo. Užlipi tenais, tai taip visas kaip ant banglentės, kas nėra visiškai smagu, sakyčiau. Nu ir va, pažiūrim, kaip patrimas nemišk prieš vėją veikia. Pjuvenas turėtų nupūsti. Matot, kaip veikia? Ką reiškia žmogus su patirtim, meistras su praktika. Pasikartos, nu žinokit, tikrai žiauri fainai matyti ir girdėti, skaityti jūsų tą tokį, nu žiauri gerą feedbacką. Nu tasme, žmonės sako, kad įdomu žiūrėti, įdomu klausyti, nu tai čia Marytė, einam su manim pašokti. Onytė, ne Marytė. O, atrė. Aišku, buvo prašymų parodyti iš arčiau, kai darau viską. Tai pavyzdžiui, dabar ant stogo, nu tai be šansų, žinokit, čia kažką iš arčiau parodyti, nes, nu, belekai vėjas, va, ta difuzinė, taso, bandžiau kamerą pastatyti, šlaitas status, tai krenta viskas, nu, kamera krenta, tai žodžiu neparodysiu, bet principas paprastas labai. Pradedi nuo krašto, aišku, kadangi pas mane ten pirma, antra eilės yra, tai pagal va punktyrą, kuris yra parodytas, dedi maždaug ir šaudai. Čia jeigu bus viena kita bangelė, niekas neatsitiks. Aišku, jeigu už pinigus dengiat stogus, nu tai turbūt reikia įtempti jau ten ščirai, bet čia dar paskui iš apačios vata vis tiek susidės ir nebebus to tokio. Prisišaudys makaronai, tada iš apačios dar vata prisidės ir viskas čia bus gerai. Kas liečia pačią vatą, tai galima irgi pasakyti, kad daug patogiau būtų vatą dėti prieš dedant plevelę. Tai iš apačios prisišaudai šniūrą, va taip per visą, arba plevelę paprastą, tą garo vadinamą, nu tiesiog plionkę. Ir tada iš viršaus va savo dediesi vatą. Tai taip yra patogiau, bet kaip ir minėjau, mano buvo prioritetas sudengti stogą, nes ten po apačia yra tragedija. Tai va, tai aš darysiu sunkesniu būdu, vatą dėsiu iš apačios. Šaudau su tiesiog skobom, nežinau kaip čia lietuviškai. Va. Kur ta kamera pabėgus, va matosi. Prisišaudai, pum pum. Ten nebūtina baisiai daug. Šiaip, vėlgi, jeigu būtume dviese, tai reikėtų išsivinioti ir pradėti šaudyti nuo kraštų. Išsivinioti ir pradėti šaudyti nuo centro į kraštus. Taip jinai geriau išsitempia. Bet kai esi vienas, tai sukiesi iš padėties kaip gali. Tai tokia va situacija ant stogelio. Šūdinas oras tokiem darbam, bet nieko. Žodžiu, prisišaudau ir nešuosi makaronus, reikia susišaudyti, nes tikrai atpūs lietaus. Rodė nuo 3-4, tai jau pusė pirmos. Tai judam, šiek tiek nelegaliai, mes visi čia karaliai. Džendžis nikat. Nu ir dar vienas momentas, tai yra, kai prisišaudo plevelė, va čia yra lipni juosta padaryta. Tai plevelė prišaudžius. Dabar man vėjas tik tais nuplėšė apatinės juostos tą apsaugą. Tai dabar pas mane klijuojasi principė tik
tik viršutinė dalis, bet kadangi ten yra klijai, saulė pašildžius, jie tikrai sulips, čia viskas bus good. Tai va irgi dar įtempi ir suklijuoji. Ir vanduo, kai bėgs nuo čia, jisai bėgs ir nubėgs drąsiai žemyn, čia užsileidžia. Ir kadangi yra didelis nuolydis pas mane, užsileidžia daug ir dar susiklijuoja, tai neįmanoma, kad ten vanduo patektų, jokiais realiai atvejais. Tai nuimu plėvelę ir tada jau makaronuoju. Nepadės čia kojos, o ten 3 metrus žemyn. I'm 6 feet from the edge and I'm thinking maybe 6 feet. Kažkaip čia pasirodo. Užtenka tų dainų. Va ir baigiam stogą. Nu, nebaigiam stogo, baigiam tik tais makaronuot, bet etapas. Vėlgi, pripažinkim, etapas baigtas. Tai toliau stogą dabar paliksiu. Nežinau, yra specifikacijos, kiek ta plėvelė gali būti dabar mėnesį, 2, tai drąsiai neuždengta, tai jos ir nedengsiu. Stogas jau yra uždarytas, kas yra ramu, ir dabar eisiu prie šoninių sienų, manau, šitų šoninių. Nes visų pirma, tai dabar konstrukcijos, stogas, siena ir ten tos kolonos, viskas yra va taip palaida, nesurišta, tai reikia padaryti šoninės sienas ir tada konstrukcija visa susirišta tarpusavį, kas duos stabilumo ir saugumo ir tvirtumo ir visokio kitokio umo. Aš patenkintas. Man smagu, o labiausiai tai smagu, kad jūs žiūrit, kad jūs komentuojat, kad jūs sekat ir keliaujat kartu su manim. Tai ačiū labai, tikrai nuoširdžiai, labai smagu. Principe, jeigu ne jūs, nežinau, ar tas projektas iš viso būtų toks įdomus. Nebūtų tikrai. Nes viena yra tik dirbti, kita yra filmuoti turinį. Mane žiauriai veža turinio kūrimas. Tai nusipirkau dar keletą mikrofonų, va kaip ir minėjau. Tikiuosi ir droną įsigyti ir tos įvairios technikos, kad būtų įdomu. Kad ta kūryba būtų vis, nežinau, platesnio spektro, geriau suprantama, įdomiau pateikiama ir panašiai. Tai labai noriu šitoj srity augti ir tobulėti, nes norėčiau daugiau iš video kūrimo negu tik tais hobio. Wait for it, who knows, kas čia žino. Tai va, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot, ačiū, kad komentuojat, spaudžiat laiką ir prenumeruokit. Nes reikia surinkti kažkaip tą 100 000 prenumeratorių. Nėra Lietuvos statybininko, kuris turėtų lentelę iš YouTube'o su 100K prenumeratorių. Tai padarom. Čia komentaruose rašė žmonės, kad paskui vikingų laivą reikia statyti. Tai jeigu mes renkam prenumeracijas, renkam laikus, renkam peržiūras, kas čia žino, gal čia per visą tą kiemą ir vikingų laivą pastatysim, why not? Tai prasme, čia vėl angliškai, bet sky is the limit. Tarsi nėra ribų kūrybai, jeigu tik tai žmonės žiūri, reiškia, mes rasim partnerių, kurie investuos, kurie prisidės. O aš tai esu kiaušinis, tarsi tik važiuojam. Tik darom. Tai šiam kartu tiek, iki sekančio epizodo ir pagarba visiems, kurie palaikot. Nu ir tiem, kurie nepalaikot, bet žiūrit. Iki.